Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Šiandien labai daug žinių neturim, bet turim labai svarbią naujieną. Apie tai pranešė Google X platformoje arba Twitter platformoje. Lapkričio 11 dieną Google išleido algoritmo atnaujinimą ir tai gali turėti įtakos visam SEO pasauliui. Kaip teigia Google, jie nori pagerinti paieškos rezultatų kokybę. Daugiau žinių apie tai neturim, apie ką yra atnaujinimas kol kas ir būtent kaip reikėtų pasiruošti, kol kas žinių nėra. Jeigu pažiūrėti į Google informacinį pranešimą, kad 11 dieną yra išleistas ir jis dar vyksta. Tikėtina, kad jis gali užtrukti iki 2 savaičių. Kai atnaujinimas pasibaigs, tada mes matysime, kad algoritmo atnaujinimas yra pabaigtas. Ir tada būtų galima daryti kažkokias išvadas. Kol kas nieko daryti nereikia. Jeigu bendrai įdomu, kas yra Google algoritmo atnaujinimai, galima čia paspausti ir paskaityti šitam pranešime. Ir taip pat mes turime vieną įrašą apie tai, kaip pasiruošti, čia yra Google patarimai, apie tai, kaip pasiruošti Google algoritmo atnaujinimams ir kaip paruošti savo tinklapį. Štai čia galima sužinoti daugiau. Iš kitų įdomiausių naujienų aš atrinkau dar vieną tokią, kad Google, čia ne Lietuvoje, dar kol kas yra Amerikoje atnaujinimas. Kalbėsiu dabar apie antrą naujieną ir tai yra, kad Google pridėjo į paieškos rezultatus current sales ir dabartinius išpardavimus. Ir jie gali atrodyti rezultatuose štai taip. Čia yra nemokama reklama. Tarp produktų gali atsirasti naujas atributas current sales. Kaip ir sakiau, Lietuvoje jo dar nematėm. Štai taip, kitas atvaizdavimas current sales. Štai taip galėtų atrodyti paieškos rezultatai, kai yra ieškoma produkto arba produktų kategorijos. Dar porą naujienų, bet jau apie Microsoftą. Kas gali būti naudinga? Mes žinom, kad Microsoftas perėmė OpenAI ir ChatGPT. Ir kaip galimai, kol kas iš naujienos nėra rašoma, kad čia būtent pasiekmes, bet kaip teigia Microsoft Bing, jų pajamos per pirmą 24 metų ketvirtį išaugo arba padidėjo 18%. Tai, kalbant apie Microsoftą, prieš tai turėjau video apie tai, kas yra SearchGPT ir kaip jam būtų galima pasiruošti, bus aprašyme. Radau vieną laišką, kur gavom iš Microsoft'o, kuris siūlo gauti nemokamai kreditą, jeigu išleidi, sąlygos yra tokios, jeigu išleidi $250 reklamai, $500 tau bus padovanota iš Microsoft'o reklamai. Iš tikrųjų labai daug nesigilinom, bet kol kas aišku, kad tai galioja Amerikos rinkai. Iš laiško kopiją arba screenshotą čia galima pamatyti. Kam įdomu, patikrinkit savo, gali būti, kad jūs irgi gavo tokį laišką. Kol kas mes neišbandėm šitos reklamos, bet kadangi Microsoft'as ir SearchGPT jau nori atimti iš Google paieškos tam tikrą lankytojų dalį, aš manau, kad jau pats laikas žiūrėti į Bingo reklamos galimybės. Šiandien tiek, iki kito karto.